Mielos damos, merginos, moteris, dėkoju, kad prenumeruojate, dėkoju už jūsų patiktukus. Šiandien aš siūlau tokį neįprastą dėlionę, pakalbėti ne apie santykius, o pakalbėti apie finansus. Dabar rugsėjais daug kas turi vaikų, turi daug išlaidų, galbūt yra naujų minčių, naujų tikslų ir ši dėlionė, tikiu, galės truputėlį jums padėti ir atrasti joje tam tikrų atsakymų. Jums reikės pasirinkti, kokį variantą jūs renkatės. Tai yra pirmasis variantas, tai yra antrasis variantas. Pagalvokite, susikoncentruokite ir pradėsime nuo pirmojo varianto, kas pasirinko. Žiūrėkite pirmąjį variantą, taip pat galite žiūrėti abudu variantus. Kartais būna, kad dalis atitinka pirmame variante, kita dalis antrame. Taigi mūsų dėlionė, kaip padidinti savo pajamas. Pirmoji pozicija pirmajam variantui atsakys mums į klausimą, ar aplamai jūs esate pasiruošusi ir kokia yra dabartinė jūsų situacija ir ką reikėtų daryti. Taigi jūsų dabartinė finansinė situacija yra, ar pasiruošusi esate pokyčiams, kas trukdo, kokius turite resursus, ką reikia daryti, pirmieji žingsniai ir rezultatas, ar pavyks. Taigi, pirmasis variantas, kaip padidinti savo finansus. Visų pirma, jūsų dabartinė finansinė materiali situacija yra ta, kad ji visiškai priklauso nuo jūsų. Kiek jūs dirbate, kiek jūs įdedate, tiek jūs ir gaunate. Atrodo, kad nėra šalia jūsų, sakykime, kažkokio žmogaus padėjėjo, kuris jums kažkaip padėtų. Viskas yra jūsų rankose, šita materiali padėtis yra jūsų rankose. Iš vienos pusės tai yra nuostabu, nes tai reiškia, kad tik jūs gebate ir galite ją pakeisti. Iš kitos pusės kartais be abejonės mums norisi tos pagalbos iš šono, bet čia iš niekieno, reiškia, rankų jūs negalite laukti tos pagalbos, viskas priklauso nuo jūsų. Taip pat nereiškia, kiek išsilavinimo, kiek žinių jūs turite, kiek įgūdžių jūs turite, viskas į šią taupyklę ir įeina. Kuo daugiau jūs būsite išsilavinęs, kuo daugiau mokėsite, tuo daugiau sugebėsite ir uždirbti. Ar jūs esate pasiruošusi gauti didesnės pajamas? Iškrito lelijos, tikrai taip. Lelijos tai yra ir statuso korta, tai tikrai jūs esate pasiruošusi ir kilti pareigose ir gauti didesnės pajamas. Tai pasirinkimas yra visiškas ir absoliutus. Kasgi gali jūs stabdyti, ar yra kažkokio tai baimių, blokų. Iš tikrųjų gali būti šiek tiek baimė, tų permainų baimė, ne? Aš noriu, bet aš bijau. Bet čia svarbiausia vadovautis bijau, bet darau. Tokia taisyklė, nes gandrai dažniausiai tai yra ne permainos, bet į gerą permainos. Taip pat kažkam bus taip, kad vis dėlto trukdys šeima, šeimininiai kažkokie tai įsipareigojimai, galbūt jūs turite mažų vaikučių, kurių negalite taip paleisti iš karto į darželį, sakykime, ir, sakykime, pilna galva nerti į darbus arba dirbti, pavyzdžiui, visą pilną darbo dieną, neturite naminių tokių įsipareigojimų. Galbūt kažkam tai vaikai, kažkam tai gali būti senyvo amžiaus tėvai, ir panašus dalykai. Šeima kaip tokia irgi gali būti čia kaip apribojimai. Kokius resursus jūs turite? Iš tikrųjų,
iškrito kryžkelė, ne, resursų čia turite ne vieną, tikriausiai keliose srityse jūs jau esate save išbandžiusi, jūs gebate save parodyti keliose srityse ir galbūt netgi ir dabar stovite ir svarstote, kurgi man link, ne, eiti, į kokią sritį man eiti, nes aš moku ir tą, ir aną. Tai tokių resursų tikrai jūs turite. Čia svarbiausia, taip sakant, paskutinis žodis, na, pagal jūsų apsisprendimą, ne, jūsų galutinis toks sprendimas reikalingas. Pažiūrėsime, ką toliau kortos sakys, bet iš esmės galbūt jums vertėtų ir nerinktis tik A arba tik B. Galbūt jūs galite pamiksuoti, pasižiūrėti galimybę sumiksuoti tas savo įgūdžius ir panaudoti ir vienus, ir kitus. Pirmieji žingsniai, ką jums reikia daryti, kaip ir minėjau, žvaigždės. Tai visų pirma, žvaigždės pasikliauti aukščiausiam jėgom, nepasikliauti, kad tikrai atrasti jėgų, galimybių padidinti savo pajamas, nebijokite svajoti, drąsiai svajoti, turėti daug svajonių. Iš kitos pusės žvaigždžių yra daug, todėl nesikoncentruokite ties vienu, ne kaip ir čia, turite daug įgūdžių, daug resursų įvairių ir pabandykite į įvairias sritis. Jeigu rašote CV, kažkur yra į vieną sritį ir į kitą, pabandykite keisti CV, įvairiausius būdus pabandykite, galbūt vienur parašykite, kitur paskambinkite, į trečią vietą aplamai užeikite, parodykite save, nebijokite kūrybiškumo įtraukti, ne, ir kažkaip kūrybiškai taip pasižiūrėti į situaciją be apribojimo, be ribų. O kas jeigu, ne, pabandykite pasvajoti ir iš tų svajonių, pamąstymų, fantazijų galbūt jums kils nuostabi tokia originali idėja, kuri ir ves jūs į tą finansinę gausą. O ar pasiseks jums, iškrito korta raktas, be abejonės, kad taip. Raktas tai rodo į tai, kad jūs rasite sprendimą, rasite reikiamą raktelį, kuris atrakins tas duris, vedančias į jūsų finansinę gausą, vedančias į didesnės pajamas. Todėl nenusiminkite, nenumokite ranką, tikrai bandykite kūrybiškai spręsti šį klausimą ir jums viskas pavyks. Toks buvo pirmasis variantas. Pasižiūrėkime dabar antrąjį variantą, kaip antrajam variantui padidinti savo pajamas. Kaip antrajam variantui padidinti savo pajamas, ruošiu kortas. Taigi pirmoji pozicija atsakys mums, kokia jūsų yra dabartinė situacija. Dabartinė situacija. Ar jūs pasiruošusi didinti savo pajamas? Kas trukdo didinti jas? Ar turite tinkamų reikiamų resursų? Kokius pirmus žingsnius sėkmės link reikia padaryti? Ir rezultatas. Taigi, jūsų materiali situacija iškrito korta mėnulis. Iš tikrųjų yra labai neaiški, labai priklausanti nuo aplinkybių, netgi sakyčiau, nuo nuotaikų svyravimų ir panašiai. Čia galbūt antrąjį variantą pasirinko žmonės, kurie irgi kažkokiu būdu yra susijęs su kūryba ir nuo jų įkvėpimo, tokio pašaukimo jausmo, gali ir priklausyti ir darbo rezultatai, sakyčiau, panašiai kaip mano sritis, neturiu įkvėpimą, liktais norą
kuriu video, nerašau postus, ateina tos konsultacijas, jeigu aš nieko nedarau, jeigu man liūdna ir panašiai, nejaučiu to pašaukimą kažkokį, nieko nedarau ir tuo pačiu, jokių konsultacijų, jokių klientų nedarau. Tai toks gali būti tokia situacija arba, kaip minėjau, iš tikrųjų situacija, kuri yra neaiški, kažkokia tai pakybusi ir, tikrai, kuri užima jūsų protą ir mintis, ypač galbūt vakare, po darbų, po tų rutininių dalykų, kurių vis tiek turite, atsigulate į lovą ir pradedat ypatingai, šis klausimas gali jūs veikti. Ar jūs esate pasiruošusi pokyčiams? Tikrai taip, vėlgi laivo korta rodo taip, kad tikrai pokyčiai yra ant horizonto, jūs esate visiškai pasiruošusi startuoti. Tik laivas, jis mėgsta kryptį, jis nori žinoti, kokį uostą jam keliauti. Kai jis turi tą kryptį, jis keliauja per jūras ir vandenynus, link to uosto ir nieks jam nebaisu, bet jeigu laivas toks laisvai plaukiojantis, tai jis yra pavaldus tada vandenynui, ir jūroms, ir gali jį nunešti į neaišku kur. Todėl čia jau kaip patarimas, kortos sako, jums reikia ir čia išeiti iš tokio neapsisprendimo, nežinau, ko aš noriu, nežinau savo tikslų ir labai tiksliai savo ant popieriaus lapų ir kažkokį tai užrašų knygutę viską surašyti. Kokia situacija yra dabar, kokios situacijos aš noriu ir kokių žingsnių man reikia imtis tam, kad tai įgyvendinčiau. Tai reiškia, čia tikrai pasiruošimas yra, bet reikia aiškumo, tikslumo, krypties. Kas gali trukdyti? Gali trukdyti toks, spontaniškumas, impulsyvumas, tam tikra prasme aktyvumas. Reiškia, vietoj to, kad aš sutelkčiau savo dėmesį link savo materialių, tikslų, aš ir čia, ir ten, ir aš visur, galbūt irgi yra vaikų tematika, kur man reikia, aš mama taksi, kur man reikia ir būrelius nuvežti, ir ten pavežti, ir atrodo, aš visą dieną dirbu, visą dieną neaktyvėsiu, visą dieną galbūt praleidžiu mašinoje, nes čia yra logistikos toks, kaip ir korta, bet realiai tokių kažkokių tai veiksmų būtent savo gausos padidinimo aš neturiu. Tai toks gali jaustis, kad pernelik didelis kažkoks tai aktyvumas, kuris gyvenime, kuris man ir trukdo, toks aktyvumas, šurmulys, triukšmas, kur man reikia būti ir ten, ir šiam, bet ne ten, kur aš iš tikrųjų norėčiau. Ar turite resursų? Tikrai šansai yra visi, vėlgi čia dobilas yra dvigubas, ženklas, tai tikriausiai ir ne vieną įgūdį, ir ne vieną tokį gebėjimą ir talentą turite, tai visi šansai yra jūsų rankose, jūsų resursus tikrai turite. Taip, tai nėra milžiniški kažkokie tai resursai, bet jie tikrai yra. Šansai, galimybės yra jūsų rankose. Bet ką reikia padaryti, pirmieji žingsniai? Tai kaip ir aš minėjau, išvalyti savo protą, savo mintis, galbūt, pradėti, jeigu labai sunku, nuo minčių tikslų, pradėti nuo savo aplinkos, nuo savo būto, namo tvarkymo, išvalymo, spintų, peržiūrėjimo, kad būtų švara ir kai mes išgryniname tuos dalykus, kuriuos mes norime, kad mus suptų, mylimiausi drabužiai, mylimiausios knygos, švara, tai padeda sutvarkyti taip pat švarą ir tvarką mūsų mintise. Todėl jūs turite čia išsigryninti ir išsivalyti savo mintis ir protą ir nuspręsti, ką iš tikrųjų jūs norite, kiek iš tikrųjų jūs norite uždirbti ir kodėl jūs norite būtent tiek uždirbti. Ar jums pasiseks, koks rezultatas? Viskas priklauso nuo jūsų, viskas jūsų rankose. Darysite, darysite, ką aš sakiau, tikslų nustatymas, aiškumas pasiseks. Paleisti visą tai, leisti, taip sakant, aktyvumą, kažkokiems tai reikalams jūs užvaldyti, viskas liks taip pat. Tai reiškia, viskas jūsų rankose.
Ačiū, kad žiūrėjote iki galo, tikiuosi jums patiko. Lauksiu jūsų komentarų, patiktukų. Prašau, prenumeruokite šį kanalą, leiskite augti ir taip pat labai lauksiu jūsų komentarų, o kokių būrimų, dėlionių norėtumėte jūs, kas jums aktualu, ar tai santykiai, ar tai finansai, ar tai su darbu susiję. Lauksiu jūsų klausimų ir būtinai padarysiu tuomet dėliones pagal jūsų komentarus. Iki kitų kartų. Ate.